Kruopos – vienas svarbiausių komponentų mūsų racione. Bent viena porcija kruopų kiekvieną dieną turėtų būti. Ne sausi pusryčiai, ne dribsniai, bet grikiai, sorai, perlinės kruopos, miežinės kruopos, cielos avižos arba skaldytos avižos, bolivinė balanda. Tai yra naudingas produktas, kuris turi savyje ne tik tai B grupės vitaminų, ne tik tai skaidulinių medžiagų, bet turi ir vertingų angliavandenių, kurie palaiko gliukozės lygį kraujyje ir neleidžia jam staigiai nukristi, bei turi savyje ir baltymų. Subalansuotas produktas ypatingai tinka pusryčiams. Jeigu tavo parduotuvėje nėra cielų kruopų, rinkis dribsnius, tačiau nepamirški jas įdėti avižų sėlenų arba linų sėmenų sėklų maltų ar kitų sėklų tam, kad praturtinti skaidulinėmis medžiagomis ir kad sotumas būtų ilgesnis, kad cukraus lygis kraujyje nešokinėtų ir jaustumėsi sotus ilgesnį laiko tarpą. Jeigu patiko mano patarimai, spausk like, rašyk komentaruose daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu, kaip išsirinkti atsakingai maisto produktus ir prenumeruok naujienas Sveikatai palankus ir sužinok mitybos rekomendacijas. Pirmas, kaip sulieknėti ir išsaugoti numestą svorį visą savo gyvenimą.